Nu, bičiuliai, kadangi radau šiandien 50 eurų, sakau, netaupysim. Palinksminsim. Pasimėm laivą ir plauksim paplaukyti. Pasimėm? Taip, pasimėm. Štai vieni patys laivelį. Sako, reikia kapitonų. Aš bus kapitonas. Nu. Oi, nu tai ką, pasižiūrėsim, paslinksminsim. Kur čia laiptukai antrą aukštą? Tu atrasim. A, yra čia. Alio. Oi. Va, čia neblogai. Nu ką. À votre droite, Sėkmės sur visiems, la hauteur, mes vous emigruojam. apercevrez l'ancien couvent des Sœurs Dominicaines. Op uw rechterhand, iets wat in de hoogte, ziet u het oude klooster van de Dominicaanse zusters. Anno 1808 herbouwd worden. Seniausia, kad yra štai, kuo jis gali štai pasidėti. Ir labai... Jo, greitus abuoras yra. Jeigu ką mes dabar dirbam, jeigu ką mes dabar dirbam. Environ 2 mètres Dabar carrés. bičiuliai plaukiam pro tokią, vadinasi, In het midden Meilės van de sala. Maas, de dam van ons Kodėl Meilės sala? tegen de biet van de Mes tik spėjom, rivier. kad netoli kranto Rechts ziet u atplaukė een porelė sluis, 1 meter ir, lang en 12 meter breed. ir būna Meilė. Deze breedte laat paskui toe plaukia dat de atgal ir eina handelsschepen namo. tot Tai dėl 1900 to ton Meilės sala. door kunnen varen tot aan Tai de jeigu nori eerste turėti Franse Meilę, haven in tai gali Genève. čia Meilės saloj. Het niveauverschil is ongeveer 2,40 meter. Lipam lauk. In de middel of the Lipam, Maas, lipam. the dam van Serem manages brother. its flow. To the right, Nu, sveiki, bičiuliai. Dar vienas sveiki bičiuliai. Jo, dabar štai gavom kavos. Esam po 70 metrų aukščio tiltų ir plaukiam vandeniu. Fainai. Pamiršau, kad čia darbostogos, galvoju atostogus. Jo. Šiaip mes atsikėlę nuo 4 ryto. Nu, 4 rytų. Tai jau kaip ir atidirbam. Tai mes savo jau atidirbom. Savo atidirbam. Savo atidirbom. Mums užteks jau. Ačiū Raimondam. Kas tu dirbti. Šiaip. Vaizdelių gražių yra. Pro kalnus. Tai va, dar vieną vietą į sveiki bičiuliai. Dan. Ir šiaip kaug neblogai. Pažiūrėjau. Skani, tokia netaga. Mes kažkaip seniau dažniau plaukdavom su laivais. Buvom pamiršę, kaip fainai ir Grįšim. nerealiai. Nutiko vienas dalykėlis, gal ką tu dabar. Duokiniai. Duokiniai. Valiama, numečiau atimti sulūžo. Bet visas gerai. Kas mane žino, vaikai žino, kad dabar nepirks kitų. Nes dar laiko. Dar laikas. Koks čia gražus vaisiai už mūsų yra. Nepirksiu, žinai. Laiko. Sveiki, bičiuliai. Atvarėme turgų. Galvom jau bus dar prekiautojų, bet vienas pats vaikšto, štai stalai sudėti ir laukia pardavėjų. Tai kada jie pradeda? Neįsivaizduoju, jie nieks neskuba. O gal gerai, įsimiega ir ateina kokių 8-9, nes dabar yra jų laikų beveik 7 ir dar nieko nėra. Pilnas gatvės, tuščių stalų ir viskas. Nu, tikiuosi, kad prasidės. Ir va čia tokie visokie kurioziti daiktai. Ir visų nameliai yra užrakinami vakare ir paskui kitą dieną, kitą savaitgalį vėl atrakinami.
Lietuvoje galėtų būti taip. Išnuomoji prekeiviams, paprekiavo, ir paskui namai atvažiavo. Superinė vieta. Visiems rekomenduočiau atvykti, kas mėgsta sandykčius, į tą tokį veidelį. Na, čia yra po darbų, po apsipirkimų, šašlikiukas sukepo žmogelis. Kaip sakiau, šitas kioskelis tai yra kažkas tokio. Nepersuda kokie čia patiekalai, bet čia yra viskas skanu. Tai dabar 2 porcijas paėmėm, dar trečios laukiam. Štai. Man tokia marinatas jaučiasi. O kokį mėsą sakė? Ėriukas. Ėriukas. Lams. Lams, ėriuką, šašlikiukai. Rūkas O jeigu kas skanus. ir kovas. Oi, gerai, skanus. Šiaip geras turgus buvo ir labai gera vieta. Paima vieną gabaliuką, nes prisistatė vienas energetininkas. Nori vieną gabaliuką? Čia ir vienų šašlikas yra. Nu, kad gražiai. Mes jau būsim draugai, ne? Būsim draugai. Neblogai. Apsilai. Nu, bičiuliai, atrodo, mes tik valgom, bet nedirbam. Bet mes dirbam štai. Panašiai ir yra. Panašiai ir yra. Jo. Apsipirkom, dabar sakau, reikia pavalgyti. Ir turėjom vieną tokią vietą, kur vis laik gaudom savo omletą. Ir tą vietą užsidarėm. Dabar turim naują vietą ir bandysim naują omletą. Taip atrodo neblogai, krepskami. Aha. Tai va. Ir kaiminystė yra, tai 2 belgai sėdim. Ir vienas vyresnis belgas pasakoja, kad čia jau dar tarpukario laikų žmogus, kaip suprantu, ten praleidęs yra Rygoje. Ir turiu įdomių prisiminimų apie savo jaunystės laikus. Nu, bet nestėsim pasakoti, nes valgyti norim. Biški surokai, bet šiaip skaniai. Nu. Tau bus. Per surai. Man bus gerai. Per surį man bus? Padėsim. Nu, okei, nevalgyti. Nežinau, bičiuliai, kaip kitiems, bet mums tai, kaip pažiūrėjau, reikia išleisti paskutinius biudžeto suplanuotus pinigėlius kelionį. Tai būna labai sunku. Tai iš rankos darom. Ir šito nori. Gal špygelis? Ne špygelis. Nu, dabar einam vis laik. Nors tokią sumą išleisime, mums paprastai trunka tik porą minučių. O dabar paskutinis, kad reikia išleisti, galvoja, ką čia tokį paimti? Gal galva, krepšių? Gal ne. Ko čia tik nėra? Ir to nėra. Tai va. Kiekvieną kartą tas pats paskutinis reikia išleisti pinigus ir galvoju, ką čia paimti? Kokia nors nesąmonė. Tai dažniausiai paimama, ne? Kokia nors nesąmonė. Arba savo kolekciją. O, bet geriausiai. Ne jums, nei mums. Tai ir mums. Muziejui. Nu ką, galvom paskutinis pirkinukas, bet pats nusileido pirkėjas, pardavėjas kainą. Tai reiks kuo dar paskutinį pirkinuką. Per pigiai gausi. Nupirkom visą komplektą 12 asmenų. Didžiulės Lamberto taurės, kuris su parašiukais. Ir jos labai sunkios tikrai. Čia itin sunkios. Didelis. Na. Tai išklausim kito paskutinį pirkinuką. O tos važiuosi į Antiklą. Nu, didžiuliai taip išėjai, kad nupirkom taurės, asuotį. Ir dar sugalvom, kad patys savo ką norim, tai vaflių norim. Negu štai iškeps vaflių. Ir imsim vairą į rankas ir važiuosim link namų. Vat paskutinis pirkinėlis.